Aš niekada nesuprasdavau žmonių, kurie gali sau leisti rengtis brangiais drabužiais, gerti brangius vynus. Ir namuose nėra ne vieno meno kūrinio, dažniausiai vienos knygos. Taip, tai vieni pirmųjų mūsų įsigytų darbų tai buvo Leonavičiaus grafikos darbai, nes kai esi jaunas, ten 20 metų maždaug, ten kažin ko ir negali nusipirkti, tapybos ar skulptūrų. Tai aš ir visiems rekomenduoju pradėti nuo mažesnių darbų, nuo pigesnių, nuo grafikos. Ir paskui mano skonį formavo mokytojai, tai aš paminėsiu tik tai kelis amžinatilsį žmonės, tai Birutė Žilytė, Valentinas Antanavičius, Konstantinas Bogdanas, Vladas Vildžiūnas. Ir jų dėka aš po truputį giliau lindau į tą liūną. O formavimosi principas turbūt kaip pas visus pradžia, tai dovanoms. Tai žmona dovanoja man, aš dovanoju žmonai, gimtadienių proga, jubiliejų proga, ten pirmo pasimatymo proga, vaikams. Bandai kažkaip tai vaikus sudominti tuo dalyku, pasipuošti namus ir paskui tas viskas pereina į kitą lygį. Tie žmonės, menininkai, su jais šnekiesi, bendrauji, jie tau pasako, kas yra gera, kas blogai, ką atkreipti dėmesį, į ką neatkreipti dėmesį. Supranti, kas yra menas, supranti, kas yra gera tapyba, kas gera skulptūra. Čia aš apie lietuvišką mastelį šneku, ne apie pasaulinį, ne apie europinį, tik apie lietuvišką. Jie pakomentuoja, parekomenduoja, supažindina. Bet aš kaip visą laiką sakau, kas reikia pradėti nuo mažų dalykų ir viskas turi būti natūraliai. Viskas, kas tikra, tai yra teisinga, kas teisinga yra tikra, niekad nereikia užsibrėžti, pradėti kolekciją arba pasipuošti namus nuo saukos ar nuo kažkokio kito mūsų grando korifėjaus, nes tai yra ir labai sunku pataikyti, ir labai brangu, ir labai gali nesutikti šeimos skoniai ir interesai. Tai man atrodo yra nesusipratimas kūrinius ar meno kūrinius derinti prie lovos spalvos, ar prie grindų, ar prie interjero. Tai meno kūrinys diktuoja interjerą. Meno kūrinys yra menas, jis yra pagrindinis interjere, jis yra akcentas, jis yra labiausiai rėkiantis, labiausiai matomas, daugiausiai ten įdėta. Ne į kėdę, ne į stalą, ne į lovą, ne į šviestuvą, nors irgi tai gali būti tie baldai meno kūriniai. Tai kur višta, kur kiaušinis, man čia yra visiškai aišku. Man aišku labai patiko žmonės, tai ten, sakysim, Petras Repšys, ar ten Mindaugas Navakas, ar ten Stasys Kuzma, tai gal kam simpatizuoja tų darbų daugiau atsiranda. Bet kad derint kūrinį prie kūrinio ar autorio prie autoriaus, tai taip nėra. Tiesiog jie patys kažkaip sugyvena. Ir neįtikėtinai sugyvena ir Dievukas, ir Navakas, liaudies menas, ir ten, sakysim, ir Vildžiūnas. Ir tapybos darbas, ir skulptūra, fotografija, ir grafika. Jie visi kažkaip sugyvena. Aišku, jie ėda viens kitą, ten galbūt ir erdvę, ir valdo viens kitą, gal konkuruoja viens su kitu. Bet aš nematau jokio prieštaravimo, kaip ir žmogus yra labai įvairialypis. Žmogus turi daug kaukių. Taip lygiai ir menai sugeba, ir tai sugyveni kažkaip tai su savim. Ir visur turi būti proporcija, harmonija tarp žmogaus išorės, vidaus, namų. Pasipuošti reikia ne tik pačiam, ne tik išorę, bet ir savo vidų, ir savo namus. Irgi ne tik išorę, bet ir vidų. Tai va taip natūraliai viskas ir gaunasi, kuo daugiau bendrauji, kuo daugiau domiesi, kuo daugiau pasidaro įdomus jaunystė ir muziejai. Ir kūrybingi žmonės, ir patys menininkai. Paskui ten supranti Venecijos bienalėje ar kažkur, kaip ten viskas pasaulyje vyksta. Bet aš esu koncentruotas tik į lietuviškus menininkus, į galbūt vyresnius menininkus, kurie jau kažką reiškia, kurie jau savo padarė, kurie jau savo pasiekė, kurie jau nebesistengia nieko parduoti, nebesistengia kažko įrodyti, nes jie yra įrodę viską savo darbais. Bet galimas visiškai atvirkščias variantas, kas man irgi visiškai būtų priimtina ir suprantama, tai jauni menininkai, studentai, kurie dar tik tai šių dar bus žvaigždės, arba nebus. Tai galima juos remti. Ir tai viskas turi tokią dvejopą prasmę ir dvejopą reikšmę, tiek man, tiek kitai pusiai. Aš esu, sakysim, pirkėjas, tai smagu žmonių kažkada nupirkti, nes kai kada jiems reikia tų pinigų. Tai ypač jauniems žmonėms turbūt labai jų reikia. Tik tiek, kad irgi labai reikia jausti, kur menas yra padarytas
tam, kad uždirbti pinigus, ir menas, kur padarytas yra iš širdies, iš proto, iš skausmo, iš kažkokių kitokių visiškai intencijų. Labai kažkada pajunti, kuo skiriasi komercinis menas nuo nekomercinio. Žmogus, kuris nori parduoti ir daro viską pardavimui, ir tas, kuris daro su skausmu savo, neturėdamas jokios minties parduoti. Tai va tie darbai man yra įdomiausi, bet kol iki to prieini, kol tą supranti, tai labai daug laiko praeina, kad man būtų kažkas pasakęs, o aš dėkingas esu savo mokytojams, kad jie mane apšvietė apie tai, kas yra menas ir kas yra pardavimas, kas pardavimui tai skirta, tai kas yra nelabai menas jų supratimu. Tai daug laiko, jeigu pats gilinsies į viską, tai labai daug laiko prabėgs. Tai jeigu mano šitie pastebėjimai bus kažkam naudingi, žmonėms, kurie gali sau leisti įsigyti pradžiai grafikos darbą, aš matau čia kainas ant sienų, viskas yra įkandama, viskas yra, jeigu nori, nuperkama. Tai yra rankinukai, batai, restorano vienas vakaras ar dar kažkas. Tai. Ir tu padarai 2 gerus darbus. Ir paremė žmogų, kuris tą meną sukūrė, nes jam tai yra labai svarbu, kad jo menas būtų suprastas ir naudojamas. Ir pats savo pasidarai šventę. Gaila, kad tų menininkų yra tiek daugiau negu pinigų. O pažiūrėkit, kokie gražūs darbai aplinkoje ir originalūs. Net nežinau kieno, bet turėčiau daug rūmų, viską nupirkčiau. Aišku, čia Vilutis, tai tu atskiri klasikus. Tai va, gali rinkti klasikus, gali rinkti ne klasikus. Viskam yra savo niša. Nebūtinai pradėti nuo antkapio. Tai jau būna dažniausiai per vėlu. Tai mano pirmas palinkėjimas tai toks: dovanokime kitiems džiaugsmą. Tai ar artimiems žmonėms, ar tėveliams, ar pavaldiniams, ar viršininkams. Dovanokime ne daiktą, kuris yra išmetamas, arba jo vieta yra šiukšlynė, arba rūsy, arba pirty, o dovanokim tokį daiktą. Galbūt šiek tiek brangesnį, galbūt šiek tiek originalesnį, galbūt šiek tiek nesuprasta tuo metu. Bet jeigu jis yra tikras menas, kaip čia jūs jį matote, tai jis kažkada vis tiek prisibels į to žmogaus širdį. Ras vietą ir interjere, kaip jūs sakote, ir bet kur. Jis nebus išmestas. Tikras menas negali būti išmestas. Dovanokime vienas kitam ne tik šilumą, ne tik gražius žodžius, bet ir meno kūrinius. Viskas yra įkandama, viskas yra įperkama, kai nori, viską gali žmogus padaryti. Tai va, toks labai paprastas startas. Yra šventės, yra progos, yra premijos. Mano daug kas yra pirkta už premijas. Tiesiog arba tam tikras procentas pajamų skiriama. Tai man tai atrodo yra suprantamas, suvokiama ir labai labai neskausminga. Ir tai teikia malonumą, nes menas yra toks dalykas, kuris sukelia daugybę minčių, bet ir teikia malonumą. Tie meno kūriniai tikrai, jie tampa tavo šeimos dalimi, ne interjero dalimi, o tavo dalimi. Jie kaip vaikai, kaip seneliai, kaip pusbroliai, aš nežinau kaip kas. Jie yra tavo dalis, tavo paties dalis. Tu su jais augi, tu su jais gyveni, tu kažką visą laiką matai, o juose daugybė mislių, daugybė klaustukų. Tik reikia labai įdėmiai pažiūrėti.